Ką manai apie komandą šiuo metu? Ar kaip manai, ar pavyks laimėti LKL čempionų žiedus? Komanda tikrai sustiprėjus, visi stiprus lietuviai, pasistiprinom, o sezonas dar pradėm su tą mintim ir noru laimėti čempionų žiedus ir dėl to dirbame sezoną. O kas bus, tai bus viskas pavasarį. Kokį juokingiausią ir nemaloniausią pokštą tau yra iškvietę komandos draugai? Gal turbūt buvo varžybų dieną, atėjau Rūbinę, atrodo, lyg įsėmiau aprangą, prie savo spintelės pasidėjau ir paskui nuėjau tualetą, grįžtu, žiūriu, nėra man marškinėlių varžybinių. Ir tokia iškart kilo panika, galvojau, kaip čia aš taip lyg viskas susidu ir dabar pamiršau tos marškinėlius. Ir to laiko nėra važiuoti jau kada pasimti nieko. Tai buvau labai supanikavęs, bet paskui man atidavė tos marškinėlius, tai tokia buvo stresinė situacija. Adai, ar esi žaidęs krepšinį su žmona? Esam mėtę jo, tikrai su žmona į krepšį. Kadangi žmona lankius krepšinį kažkada mokyklos laikais, tai jinai tikrai moka žaisti ir moka pataikyti, taip kad aš turbūt taiklesnis, bet jinai irgi labai stipriai nenusileido. Ką mėgsti filmuoti su savo skraidančių robotų dronu? Šiaip filmuoju, stengiuosi filmuoti tokias įdomesnės, gražesnės vietas ir kelti jį kuo aukščiau, nes kad atrodytų, matytųsi didesnė miesto vaizdas didesnis, panorama tokia. Taip kad stengiuosi filmuoti gražesnės tokias populiaresnės vietas. Kiek jis stengiasi suvalgyti cepelinų? 3 užtenka man. Ar turėjai kada nors svajonę žaisti NBA? Taip, tikrai turėjau, kaip ir tas krepšininko svajonė buvo, taip ir buvo NBA žaisti svajonė. Gal mokykloje mes rašėm savo svajonės ir irgi rašiau, kad noriu žaisti krepšinį ir žaisti NBA. Ir mano mama net man dabar neseniai parodė tą lapelį, kur aš tai buvau parašęs, tai reiškia, kad tokia mano svajonė buvo. Ar mokykloje merginos netrukdė mokslams? Ne, tikrai netrukdė, žinokit, kad aš kažkaip gal labai stipriai tą krepšinį koncentravausi, taip kad problemų neturėjau. Kur kirpiesi? Kirpuosi įvairiai, šiaip tai Kaune turiu savo kirpėją, kur ilgus metus kirpuosi, kad tai kaip grįžtu pas tėvus ir apsikarpu tą pačią. Kokia šiuo metu yra didžiausia tavo svajonė? Mano svajonė? Tapti Lietuvos čempionu su Lietuvos Ryto komanda. Koks yra svarbiausias su krepšiniu susijęs įvykis, kurio nepamirši visą savo gyvenimą? Turbūt žaidimas Lietuvos rinktiniai, žaidimas prieš svajonių komandą Ameriką. Tai būtų pagrindiniai, manau, šitie įsimintinos akimirkos. Kodėl būtent škotų terjerai? Todėl, kad neturi kvapo, nemeta plauko ir nedidelis šunis, su kuriais gali puikiai gyventi bute. Kokią šalį norėtum aplankyti? Nors buvau Amerikoje kelis kartus, tiek norėčiau nuvažiuoti ją kaip turistas ir ją, kaip sakant, aplink pagrindinės vietas, miestus paturistauti kaip turistas, o ne kaip važiuodavau su komanda. Žaisti ar ką, bet manau, Amerika šiuo metu mano tokia kaip yra norose. Kokių įdomių tradicijų turi Lietuvos Ryto žaidėjai, kurių neturėjo kitos komandos, kuriuose esi žaidęs? Kažkokių išskirtinių dabar tų tradicijų, ne? Labai man įdomi tradicija, kėdų pakabinimas gal, Rūbiniai. Niekur nesu matęs, kad kabintų ant lubų kėdus, kaip žaidėjas gal išeina iš klubo, turbūt. Tokia tradicija turbūt tikrai niekur nematyta, negirdėta man buvo. Prieš kokį pasaulio krepšininką norėtum sužaisti 1-1? LeBroną Jamesą. Kokia mėgstamiausia NBA komanda? San Antonijos Spurs. O žaidėjas? Žaidėjas, aš manau, kad Timas Duncanas. Jis man atrodo toks išlaikytas, daug nešnekantis, daug padarantis, kaip sakant, teisingas čempioniškas žaidėjas. Kokios muzikos klausaisi? Mėgstu lietuvišką muziką ir mėgstu turbūt pagrindinius gabalus, kurie groja radio statyse topuose. Taip kad lietuviška ir topinė ta muzika, popsas. Koks yra pats įsimintiniausias nutikimas žaidžiant Lietuvos rinktinėje?
Gal, kad, tarsi, kaip nutikimas, toksai labai keista situacija, kad atsimenu, žaidėm Kauno sporto halėje, lygtais prieš Belgijos rinktinę, čia gal prieš 2 ar 3 metus. Ir buvo vasara, buvo labai karšta ir matytas daug tų žiūrovų ir tas salė gal nebuvo kondicionavimo sistema paruošta taip, kad viskas nesklandžiai vyktų ir buvo nežmoniškai slidu. Buvo net galvojama nutraukti varžybas, bet mes jas baigėm, nes atrodo, kad negali net jokios greito žingsnio padaryti, nes paslysi. Labai buvo slidu salė, kaip nežinau, vos ne ledas, taip kad buvo tokia tikrai įsimintina situacija ir šiek tiek ir baugoka, bet atsimenu, kad buvo labai sunku žaisti. Adai, ką manai apie tos žaidėjus, kurie visą karjerą žaidžia viename klube? Ar norėtum žaisti Vilniuje iki karjeros pabaigos? Na, aš manau, tai kiekvieno žmogaus ir žaidėjo, kaip sakant, noras. Aš visada labai norėjau, kaip ir turiu norą ir norėčiau žaisti keliose šalyse, ne tai, kad vienoje vietoje susidėti, bet aš manau, toks neturiu problemų kažkur išvykti, taip kad aš turiu norą žaisti ne tik į Lietuvoje, bet, norėčiau ir kai kuriuose pasaulio Europos šalyse žaisti, taip kad pakeisti aplinką, pamatyti kaip kas kitur, supažinti su naujais žmonėmis, bet aišku, visada Lietuvoje geriausia ir jeigu bus sąlygos čia sudarytos geros, kad nebus, kaip sakant, kad nekils net minčių važiuoti kitur, tai liksiu čia tikrai. Inga klausia, kaip prisiversti pradėti sportuoti? Reikia čia dirbti su savo galva turbūt, nes visi tas kaip ir būdavo su egzaminais. Visi nukelnėjom tą datą, kada čia eisim mokintis ir ruošimės, pasiliekam paskutinę dieną, taip kad ir sportuoti visi būtų ruošiasi ir neprisirašė, taip kad manau, nežinau, kažkaip reikia susimti galvoj ir žengti žingsnį tiesiog ir varyti, reikia su galva dirbti. Kodėl pasirinkai būtent 7 numerį? Buvau pasirinkęs 8 numerį, bet nes su juo žaisdavau seniau, bet atėjo į komandą Mindaugas Lukauskis, tai aš jam parodžiau pagarbą, nes jis čia daug metų žaidęs ir 8 numerių žaidęs, tai aš jam atidaviau tą 8 numerį ir pasirinkau 7, kuris man irgi patinka, taip kad tiesiog turėjau 8, bet nusileidau per 1 ir 7 tapau numeris. Kiek tritaškių iš eilės per treniruotę ar per rungtynių kilimą esi pataikęs daugiausiai? 29. Ko vaikystėje norėjai būti užaugęs? Visą laiką turėjau vieną svajonę ir vieną norą, tai būti profesionaliu krepšininku. Ir tikrai neatsimenu, kad kažkokių kitokių norų turėčiau. Visą laiką sakiau tėvam, kad noriu būti krepšininku, noriu žaisti krepšinį profesionaliai ir tai buvo mano vienintelė svajonė. Džordana Butkutė, Rytis Cicinas ar Edmundas Kučinskas? Kučinskas. Kodėl nesiaugini barzdos kaip Antanas? Šį sezoną kilo tokių minčių, gal pradėti reikėtų auginti barzdą, bet biškį pasiaugindavau kažkaip, taip labai nemalonus buvo jausmas, labai tą veidą neštėdavau nuo tų plaukelių, gal čia auga, jauginėdavau ir kas, bet toks kažkaip buvo minčių tikrai, biškį paauginta barzdą, gal dar neatsisakau šitų minčių ir bandysiu biškį paauginti. Ar tiesa, kad esi vakarėlių liūtas? Oi, manau, kad tikrai ne. Koks buvo tavo pirmas žingsnis į krepšinio aikštelę? Aš tik atsimenu šitą istoriją, kaip mane tėvai nuvedė pirmą kartą į Sabonio krepšinio mokyklą, kaip tos kelalapį aš gavau į tą mokyklą. Tai žaidėm su tėčiu vienoj poroj prieš kitą tėčio ir sūnaus porą Kačerginėje, kurie krepšio. Tiesiog mes ten jos daužėm tą kitą porą su tėčiu ir tėtis matė, kaip man akis dega, kaip aš noriu tą krepšinį žaisti. Ir atsimenu po tų tokių mini varžybėlių, man tėtis pasakė, kad nusipelniau, dabar aš jau kelialapio į tą krepšinio mokyklą ir mama surado skelbimą laikraštyje, kad renkama grupė 89 metų gimimo. Ir nuvažiavau į tą atranką, tenais suspildėm duomenis ir pradėjau treniruotis tada. Adai, koks jausmas žaisti prieš Kauno Žalgirį? Gal tik pirmą kartą buvo kažkoks toksai skirtinis jausmas, toksai biškai didesnis kažkoks jaudulys, ar visgi tokia situacija, kad aš ten kažkada žaidžiau, dabar prieš komandą norisi tą vėl žaidžiu. Taip, kad toks buvo keistas jausmas, didesnis jauduliukas, bet tik per pirmas varžybas ir paskui viskas, kaip sakant,
stoju savo vėžes ir viskas, jokių išskirtinių sentimentų. Kuris tavo manimų geresnis, Batmanas ar Supermanas? Manau, abu vienodai geri. Ar mėgsti kebabus? Nu, neslėpsiu, ypač seniau, paauglystėje tikrai mėgdavau ir su draugais suvalgydam kartais. Ar paskolinsi GoPro savaitę, klausė Zylė Laurinas. Kuzminskas palaiduotų už mane. Jeigu Kuzminskas palaiduos, tai tikrai paskolinsiu. Ar išmokysi Antaną mėtyti tritaškius? Jeigu pamokins mane, kaip užsiaugint tokią barzdą, tai išmokysiu. Ar treneriai po varžybų irgi eina į dušą? Dar neteko matyti su mumis trenerių einančių dušą. Adai, Juventusui įmetė 100 tašką. Ar yra kokių tradicijų komandoje ta proga? Jo, turim tradiciją. Perkam picas kiekvienam komandos nariui. Taip, kad turėsiu pirkti visiems picas. Jei turėsi sūnų, ar leisi jam žaisti krepšinį? Tikrai, kaip saka, nieko aš jo nespausiu. Bet manau, kadangi jeigu tai bus, kad turėsiu sūnų ir dar žaisiu krepšinį, manau, kad vis tiek jis matys, kaip žaidžia tėtis ir pats norės pabandyti tą krepšinį, tai tikrai jam pagelbėsiu, jį pamokinsiu, jam patarsiu, jeigu jį norės žaisti. Ar mes vieni visatoje? Nežinau, manau, kad ne. Rytoj visų laukiame Siemens arenoje, kur mes startuosim Europos taurėje prieš Stambulo Bešiktaš komandą ir laukiame jūsų palaikymo ir jūsų visų arenoje. Susimatysim ten.